Sveiki, brangus draugai, su jumis Algimantas Jankevičius ir podcastas 5 minutės. Po istorijos, kur šventajame rašte vadiname Koracho maištas, vis dar liko klausimas tautoje, kas turi būti vyriausiu kunigu. Kodėl būtent Aaronas, o ne kuris kitas tos ar kitos giminės vadovas ar seniūnas yra vyriausias kunigas. Ir tas, kuris mato kiekvieno žmogaus širdį, matė visą tai ir kad išvengti vėl kruvino sukilimo padarė taip. Mes skaitome Skaičių knygoje 17 skyriuje. Viešpats kalbėjo Mozei tardamas: kalbėk Izraelitams ir gauk iš jų 12 lazdų, iš visų jų protėvių namų vadų, po vieną kiekvieniems protėvių namams. Ir rašyk kiekvieno vyro vardą ant jo lazdos. Aarono vardą įrašyk ant Levio lazdos, nes ir Levio protėvių namų galva turės lazdą. Padėsi jie susitikimo palapinėje priešai sandoros įsakymus, kur ir aš susitinku su tavimi. Lazda vyro, kurį išsirinkau, išskleis pumpurus. Taip sustabdysiu izraelitų murmėjimus, su kuriais jie nuolat kyla prieš juos. Mozė tai persakė izraelitams. Jo vadai davė jam po lazdą kiekvienam protėvių namų vadui, iš viso 12 lazdų. Tarp jų buvo ir Aarono lazda. Mozė padėjo lazdas priešais viešpatį sandoros įsakymų palapinėje. Rytojaus dieną, įėjęs į sandoros įsakymų palapinę, Mozė žiūri. Levio namų Aarono lazda išsprogusi, ne tik įskleidusi pumpurus, bet ir pražydusi, net su prinokusiais migdolais. Tada Mozė išnešė visas lazdas iš viešpatės akivaizdos visiems izraelitams. Jie apžiūrėjo ir visi vyrai pasiėmė savo lazdas. O viešpats tarė Mozei: Aarono lazdą vėl padėk priešai sandoros įsakymus, kad būtų laikoma kaip pamoka maištininkams, kad jie liautųsi murmėję prieš mane ir nenumirtų. Taip Mozė ir padarė. Kaip viešpats įsakė Mozei, taip jis ir padarė. Dievas įkvėpė gyvybę sausam pagaliui ir padarė tai taip, kad niekam nekiltų jokių abejonių dėl antgamtiškos galios įsikišimo. Ir kad Mozė nebūtų pakeitęs Aaronos lazda kita lazda, kurie galėjo būti ką tik nupjauta nuo žolėjančio medžio, tai buvo padaryta ypatingu būdu. Įdomu, kaip tai buvo padaryta, yra tame, kad vienu metu ant migdolo medžio lazdos niekada nebūna pumpurai, žiedai ir prinokęs migdolas kartu. Tai neįmanoma. To buvo pakankama, kad suprasti, kad pasirinkimas padarytas paties visagalio Dievo. Galvojant apie tai, kodėl būtent dar Aaronas buvo išrinktas ir pasirinktas būti to vieninteliu iš tokios gausios tautos, turbūt pradame ieškoti kažkokių tai to asmens ypatingų nuopelnų, talentų, sugebėjimų ar nepakartojamo jo atsidavimo Dievui, nepajudinamo tikėjimo. Bet labai gaila, to nerasime. Mozė sako, kad kai Aaronas pagamino aukso veršį, viešpats buvo labai supykęs ant Aarono ir net norėjo jį sunaikinti. Visgi Dievo pasirinkimas buvo Aaronas ir jo palikuonis. Ir nors dažnai Dievo pasirinkimai mums nesuprantami, mes galime būti tikri, kad jo pasirinkimai yra patys geriausi. Kodėl? Nes Dievas neklysta. Dievas Aarone matė ne neklystamumą ir ne jo silpnumą su nuodėmingumu, bet jame ir jo palikuonėse matė sugebėjimą išlaikyti tyrą, nesuteptą mokymą ir išstovėti pačiais tamsiausiais Izraelio istorijos momentais. Tyrą ir nesuteptą tikėjimą, mokymą apie Dievą. Dievas matė Samuelį, paskutinį Izraelio teisėją, ir iki to buvusius kunigus. Dievas matė kunigus, kurie tarnavo viešpačiui karaliaus Dovydo laikais. Dievas matė iš kunigų giminės kilusi pranašą Jeremiją. Vėliau Joną Krikštytoją, kuris kvietė tautą pasiruošti sutikti Mesiją, nes Mesijas jau buvo jų tarpe. Brangus draugai, mąstant apie tai, mums nieko kito nelieka, kaip pasakyti. Apreiškimų knygos 15 skyriaus 3 eilutės žodžiais: didingi ir nuostabūs tavo darbai, viešpatie visagali Dieve, teisingi ir tikri tavieji keliai, tautų valdove. Su jumis buvo 5 minutės ir Algimantas Jankevičius.